Laidą pristato Auksinė mintis. Sausio 1 dieną prabudęs supranti, kad naujų metų šventimas su tavimi bandė padaryti tai, ko nepavyko pasaulio pabaigai. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Sveika, kolegė. Nu, labas, kaip tu begyvuoji? O žinote, jūsų klausimas yra geras. Nesupratau, ta prasme, kaip tai geras. Būtent jūs paklausėte, kaip aš gyvuoju. Taigi, ar vis dar gyvuoji šiuo metu šis klausimas Lietuvoje pasidarė labai aktualus. A kolgi čia taip dabar nutiko? Taigi, kolegė, pažiūrėkite, kas vyksta aplinkui. Nu, apie ko tu čia tauziai, papasakok, aiškiau nieko nesupranta. Taigi, jau nebe pirmas kartas Lietuvoje, kai... Nu kas kai, nebetimkamasgi sakyk. Jau nebe pirmas kartas Lietuvoje, kai policininkai neatvyksta į iškvietimą, ko pasiekoje žūsta žmonės. Na taip, girdėjau, labai blogai, liūdna Lietuvoje, na? Jūs tik pasižiūrėkite, kas dedasi šalyje ir kaip elgiasi policija. Cituoju, šeštadienio naktį Šakių rajone policijos pareigūnai gavo pranešimą apie žiaurų nužudymą. Prieš tai jiems jau buvo pranešta apie konfliktą ir muštynės namuose, bet pareigūnai neatvyko ir vyriškis sukapojo galvą savo draugiai ir kaimyniai. Na, tai tik pamyslyk, jeigu būtų buvę dar kokių kaimynų, taigi visas būtų nugalabėjęsgi šėtonas. Arba dar pažiūrėkite, kas dedasi kaiminystėje Biržuose. Nu, kasgi tenai dedas, Žiauru, paklausykite, savaitgalį Biržuose Parovėjo ir Germaniškėje siautėjusios agresyvių jaunuolių grupės privertė susimastyti apie rajone veikiančių renginių saugumą ir naktimis važinėjančius baudžiamuosius būrius. Na čia dabar kokie čia paisika šie per įvykiai, nieko nežinau. Taigi, kolegė, baisu kas dedasi, štai kovo 9 vakarą šokius organizavę Parovėjos kultūros namų darbuotojai tapo kruvinos vendetos liudininkais. Anot šokiuose buvusių įvykio liudininkų, žmonės kastuvais ir šiupeliais buvo kapojami. Nu, ne visai žmonės išdurnėjo, kasgi čia nutiko? Kokį baisą net šokių nueit. Taigi, tą dieną įvykiai Biržų krašte tuo nesibaigė. A kasgi dar nutiko? Naktį apie 3 valandą smurtininkai pasirodė Germaniškėje. Kai praneša policija, 5 ir 6 kaukėti vyrai su beisbolo lazdomis ir metaliniais strypais rankose įsiveržė Germaniškio kaimo bendruomenės namus. Į juos pateko išlaužę duris. Bendruomenės namuose buvo keli jauni Germaniškio ir aplinkinių kaimo vyrai, buvo apdoroti ašarinėmis dujomis ir sudaužyti. Nagi vieta pabaiga, gal jau gana, ką? Nerami Biržuose buvo ir kovo 11 naktis. Likus 10 minučių iki 1 valandos Vytauto gatve su sūnumi ir jo draugu ėjusi Respublikos gatvėje gyvenanti biržietė smurtą patyrė miesto centre. Vytauto gatvėje prie parduotuvės iki centro prie jų didelių greičių prilėkė automobilis. Iš automobilio išlipę 3 nepažįstami vaikinai grasino trijulę užmušti, spardė moters sūnų ir jo draugą. Moteriai bandant telefonu kviesti policiją, vienas iš užpuolikų trenkė jai per ranką. Išmuštas iš rankų telefonas atsidūrė ant žemės ir dužo. Nu viskas, gana čia man tų nesąmonių, kur ta policija mūsų, kurias pareiga saugot, ginti ir padėti. O policijos, dėja kolegė, nėra. Krizė visus išvaikė iš policijos. Kaip tai žvaigė, nieko nesupratau. O taip, nupjausti kubilius visiems algas, tai niekas ir nebenori už kapeikas būti pastumdėliu. Todėl nusikaltėliai ir bujoja, o apsiginti ir apginti nebeliko kam. Taip ir sakiau, kad Lietuvai krizė baigės, tai atėjo visiškai... Pirmą rodį pakeiskite ir žinosite, kokia dabar situacija Lietuvoje.